Ar žinot, koks jausmas yra laikyti naują iPhone telefoną savo rankoje? Ir aš kalbu ne apie džiaugsmą, bet apie tikrą fizinį pojūtį rankoje. Tai aš esu Mindaugas, mobili prekyba ekspertas ir šiandien papasakosiu, ką reiškia laikyti naują iPhone telefoną rankoje. Pirmas įspūdis paėmus iPhone 15, tai koks jis malonus yra rankoje. Jo kampai yra užapvalinti, o galinė nugarėlė padengta matinė tekstūra, kuris suteikia telefonui tokio, sakyčiau, švelnumo ir malonumo laikyti rankoje. Ir kaip matome, naujasis telefonas turi USB-C jungtį. Renkantis spalvą galite rinktis iš 5 skirtingų spalvų. Tai yra juoda, mėlyna, žalia, geltona ir rožinė. Naujojo iPhone 15 išvaizda nuo praeitų metų modelio skiriasi tuo, kad jis turi dinaminę salelę. Ko praeitų metų modelis neturėjo, turėjo tik tai Pro versiją. Tai iš Pro versijos ta dinaminė salelė atkeliavo į paprastą iPhone versiją. iPhone 15 ekranas yra atnaujintas ir jo ryškumas dabar gali būti 1000 nitų, o žiūrint HDR turinį gali pasiekti net 2000 nitų. O pats didžiausias atnaujinimas tai tikrai yra ne dinaminė salelė ir ne atnaujintas ekranas ar USB-C jungtis, bet kameros sistema. Yra ir programinio atnaujinimo. Kai jūs fotografuojate telefonu, telefonas užfiksuoja, ar jūs fotografuojate žmogų, o gal gyvūną, ir užfiksuoja visą reikiamą informaciją, kad ta nuotrauka jau po fotografavimo galėtų pavirsti į portretinę nuotrauką. Labai platus objektyvas ir priekinė kamera, jos nebuvo atnaujintas, bet tai nereiškia, kad jos darys tokias pat nuotraukas. Kadangi iPhone 15 turi iPhone 14 Pro procesorių, tai jis yra daug spartesnis ir nuotraukų apdirbimas yra daug geresnis ir spartesnis, todėl tos nuotraukos, nors ir kamera ta pati, jos atrodys geriau. Dar kai ką noriu paminėti apie USB-C jungtį, kas galioja abiem telefonam, kad per ją jūs galite prisijungti ne tik pakrovėją ar duomenų perdavimo įrenginį, bet jį galite prisijungti ir prie monitoriaus, taip pat galite prijungti ir klaviatūrą. Tai jeigu prijungsite prie monitoriaus, kuris turi galimybę išvesti daugiau įrenginių per save, tai galite prisijungti prie monitoriaus ir prie klaviatūros ir turėsite tokį mini kompiuterį. Nors atrodo pasikeitimai labai minimalūs, bet iš tikrųjų sakyčiau, kad tai yra vienas didžiausių pasikeitimų nuo praeitos versijos ir jeigu jūs praleidot 14 iPhone ir norite atsinaujinti, tai žinokit, rekomenduoju 15, nes tikrai tie maži pakeitimai kaip dinaminė salelė, kaip USB-C pakrovėjas daro labai didelę įtaką pačiam telefonui, todėl jei praleidot praeitų metų versiją, čia yra jūsų versija, kurios jums reikia. Ir komentaruose parašykite, kokį telefoną šiuo metu jūs naudojate. Ir atėjo laikas pakalbėti apie iPhone Pro. Nors šiais metais nebuvo grandiozinių Pro atnaujinimų, šiais metais yra svarbus maži pokyčiai, kurie sukuria naują vartojimo patirtį. Pirmas dalykas tai yra jausmas rankoje. Galiu pasakyti, kad iš tikrųjų jaučiasi, kad ir kaip būtų keista, bet jaučiasi, kad tai yra titanas, ne aliuminis ar kitas metalas, o tai yra labai tvirtas titanas. Taip pat uksenus jis taip pat skamba kaip kietas metalas. Tai yra lygiai toks pats jausmas, kaip laikyti rankoje. Labai tvirtą įrenginį. Pats pirmas pokytis, kurį pastebėsite, tai yra garso mygtukas. Jau nebėra garso perjungėjo, o dabar yra naujas mygtukas, kurį jūs galite priskirti kitam veiksmui, ne tik užtildyti garsą. Galima suprogramuoti, kad jį paspaudus atsidarytų kamerą ir jūs niekad nepraleistumėt jokios akimirkos, kurią norit užfiksuoti. O kalbant apie procesorių, tai šiais metais jis yra greitesnis apie 10%, o grafinis procesorius yra greitesnis 20% palyginus su praeitų metų modeliais. Jau nebenuostabu, kad Pro versija yra labai galinga ir atėjo laikas pažaboti šią galią. Tai kadangi grafikos procesorius labai pagreitėjo, dabar atsirado galimybė žaidimų kūrėjams, kurie kurdavo žaidimus PlayStation'am, Xbox'am, perkelti juos į iPhone'ą. Ir naujuosiuose iPhone'uose jūs galite žaisti konsolinius žaidimus. Tai galiu patvirtinti, kad tai yra labai įspūdingas pasiekimas tokiam nedideliam įrenginiui. Kalbant apie dizainą, tai iPhone 15 yra 4 spalvų, tai yra juodo, balto, mėlyno, neutralaus titano. Atnaujinta kameros sistema. Tai lyginant su praeitais metais, šis modelis turi 48 megapikselių sensorių. Sensorius yra didesnis negu praeiti metai, kad tai leistų daugiau šviesos ir nuotraukos būtų dar geresnės. Ultra kamera turi makro galimybę,
o Pro Max versija turi net 5 kartų optinį priartinimą. Naujai iPhone 15 atkeliauja su atnaujinta iOS 17 operacinė sistema. Kad išnaudotumėt visas galimybės, labai rekomenduoju pasižiūrėti mano video apie naujas funkcijas, ką galima padaryti su šia operacinė sistema. Tai spauskite ant video ir išbandykit kažką naujo. Jei jau nusprendėt, kurį iPhone modelį norit įsigyti, nuorodos yra aprašyme, spauskit, įsidėkit į krepšelį ir laukit savo naujojo telefono. Su jumis buvo Mindaugas, mobili prekyba ekspertas ir susitiksim kitame video.